Tai turbūt. Well, big day for Hetkevičius and Kaičinas. Their moms have traveled from Lithuania. First time they've seen them play in the States. Neapsakomas jausmas matyti jį išbėgant į aikštelę gyvai. Nėra žodžių. Pirmą kartą per 4 metus pamatyti vaiką gyvai žaidžiant. Kaip gali tą apsakyti? Nežinau. There's Hetkevičius making it look easy. Kaičinas up ahead of the pack, he lays it up and in. He beat everybody down the floor. The Lithuanian parents enjoying the action here in Columbia, South Carolina. Koks yra didžiausias skirtumas tarp Amerikos ir Lietuvos, kokį dabar pamačius? Pirmiausia, tai yra didelis kultūrų skirtumas ir šičia žmonės yra galbūt paprastesni ir daugiau šypsosi. Not saying that Lithuanians don't smile, but... Mėgstamiausias amerikiečius maistas, kurį valgyti. Pizza. Pizza. I think, it's just the support that she brings, she's the biggest fan of me, and, that means a lot just to see her in the stands. Probably Lithuanian food and the hug every morning. Breakfast ready every morning. It's nice. Negalėjome pasakyti, kaip jį stipriai myli, apkabinti ir priglausti prie širdies. Kai tu pralaiži varžybas ir negali apkabinti ir paguosti. Didžiausia pasididžiavimas savo sūnumi. Pasikeitė tavo mąstymas. Suvyriškėjai. It's a big night for the country of Lithuania. They should be proud. Listen to the crowd for Hetkevičius. The Lithuanians tonight for South Carolina have amassed 25 points and 17 boards. Labonis has enjoyed a career year in the Garnet and Black, posting career highs in every major statistical category. One of the most consistent players on the floor over the past 4 seasons has been Mindaugas Kaičinas. Mindaugas is joined today by his mother, Rita. Ačiū Jums, kad palaikote mano vaiką. Ačiū visiems. Besąlygiškai. Didžiausia lietuviška ačiū.